faktas. 2 per šaltus miegmaišius sujungus, gaunat pakankamai šiltą miegmaišį, net ir žiemos orai, kai -10. Gavau palapinį, naudojau 2 per šaltus miegmaišius. Galbūt matėt, gal nematėt, o taip atrodė visas mano nakties būvis. Dieną naudojau šildukus, kad nešaltų kojos. Žadėjau tą patį daryti ir naktį, įsidėti tarp 2 kojinių, nes jų tiesiai prie odos šiaip negali dėti. Bet to neprireikė, nes turėjau šiltą vandens butelį ir pradžioj nusistūmiau jį link kojų, tada sušilo kojos ir kai sušilo kojos, pasikėliau jį į viršų ir laikiau aplink pilvą. Ir visą naktį man buvo ganėtinai, net neganėtinai, buvo labai šilta. Nebuvo nei vieno momento, kai būtų šalta. Išskyrus galvai, dėl to susikonstravau šitą labai gražiai atrodančią kepurę. Bet labai apsimok turėti šiltą vandens butelį ir jisai man išlaikė tą šilumą plius minus. Rytais gal jau nebebuvo toks šils, bet jis susilygino su mano kūno temperatūra ir kažkokių didesnių problemų nebuvo. Žmonės klausia, ar aš bijau miško ar vilką. Tai aš manau, kad jie bijo mano tikrai ne dėl susirūpinimo padėtą kirvę palapiniai. Tai va, nebijokit eiti į šaltą orą, ypač jeigu turite tam tinkamą inventorių. Jeigu neturi tinkamą inventoriaus, kai kurį inventorių gali visai nesunkiai sukombinuoti, jeigu jungsit fantaziją. O jeigu kažkokia gerą inventoriaus trūkst, vis laikai galite rasti Getbackse, nes mes esame ne tik ginklų parduotuvė, bet ir turistinė inventoriaus parduotuvė.